kalėdų pertraukos, po atostogų kalėdinio, turėsime 2 susitikimus sausio 6 ir gruodžio 9 paskaita buvo perkelta į 8 dieną ir jūs turėjote gauti informaciją. Noriu atkreipti dėmesį, kad sausio 8 paskaita bus konsultacinio tipo ir jinai vyks kontakte. Tai pasitikrinkite informaciją, aš dar priminsiu sausio 6 dieną. Kiekvienas gavot pagal savo specialybę atskirą laišką ir truputį jūs ten esate paskirstyti pagal laiką. Tai turėsite galimybę, tos konsultacijos metu parodyti darbus, jeigu turite kažkokių klausimų, aš galėsiu pakomentuoti. Tai va tokio pobūdžio bus paskaita prieš peržiūrą. Nes tos darbus tai nereikės atsispausdinti ar kaip nors, tiesiog ar savo kompiuterį turėti, ar galite įsidėti savo kompiuterį, tiesą pasakius, arba jeigu ką, į Teams platformą įsidėti atskirą aplanką, susikurti. Aš sukursiu aplanką ir ten galėsit susidėti pagal savo vardą, kad būtų visi darbai gerai, tai paskaitai. Tai jeigu neturėsit galimybės atsinešti asmeninio kompiuterio, galėsit tiesiog įsikelti iš anksto. Bet apie tai dar priminsiu ir 6 dieną. Tai tiesiog primenu, kad sausio 8 bus kontakte ir turėsit galimybę atėję pasikonsultuoti, kam tai bus reikalinga, gerai? Taip, ar turit klausimų? Turiu klausimą dėl atsiskaitimo formato. Čia mes kaip tik šiandien aptarinėjom ir norėjom sužinoti, ar čia reikės atsispausdinti, ar nereikės, nes jau dėl kitų paskaitų sakė, kad čia reikia labai iš anksto viską daryti, nes paskui ir spaustuviai gali kažką ne tai padaryti ir neužtekti kažko. Ne, jūs mano paskaitai neturėsite nieko atsispausdinti, turėsite, aš esu minėjusi, bet geras klausimas, tai arčiau peržiūrų labiau aktualu, turėsite įkelti į sukurtą aplanką visas atliktas užduotis iš naujo į sukurtą aplanką. Kai keliate kas savaitę, tai aš tikrinu labiau, kad būtų laiku atlikta, o kad peržiūros metu būtų man patogu vertinti, sukelsite visas savo atliktas užduotis, pavadinę aplankų vardu ir pavardę ir ten tokiu būdu ir vyks atsiskaitimas. Jokių papildomų užduočių, kažkaip ten sausio 6 aš jau jums nebeduosiu, ar ne, tai tiesiog. Atlikite visas užduotis. Šiandien gausite užduotį ir gal dar dėl šiandien, kadangi šiandien, prieš šventes, tai terminas atlikti galios iki kitos paskaitos, tai reiškia iki 6 sausio, tai nereikalausiu per savaitę tos užduoties atlikti. Taip, visą laiką terminas iki kitos paskaitos, tai kadangi mūsų kita paskaita yra sausio 6 dieną, tai iki tol ir reikės jį atlikti, kada jau jums ten leis galimybė, gerai? Nieko papildomai daryti nereikės, apart to, nebent jūs esate neatlikę tų užduočių, jas vis tiek reikia atlikti, jeigu neatlikote laiku, tiesiog aš šitai vertindama atsižvelgsiu, nes mūsų mokymosi procese tas buvo labai svarbu, nes jūs gaunate užduotis tam, kad ugdytumėte savo techninius įgūdžius ir aišku, jas atliktumėt kūrybiškai. Tai taip, ar dar turit klausimų? O sakykit, ten bendrai, kur reikia įkelti visas užduotis, tai ir tas, kur buvo prieš tarpinės peržiūros, ar tik tais po? Mes neturėjome tarpinių peržiūrų, pabrėšiu, jūs nieko neatsiskaitėt. Nevyko mūsų paskaitoj tarpinės peržiūros, bus tik tais galutinis atsiskaitimas, tai dėl to viso semestro eigoje darytos užduotis. Paklauskit, gal dar turit klausimų. Esu visą laiką už tą taktiką, kad geriau paklauskit daugiau, galbūt ir to paties, kad tikrai kiekvienam asmeniškai būtų aišku, kad nebūtų kažkoks nuvilnijęs, ten sugedęs telefonas. Yra ir taip įvykę mano praktikoje, kur kažkas kažką išgirdo, tai stenkitės, patys savo žinoti, ką reikia padaryti. Be abejo, aš dar tikrai pakartosiu sausio 6 ir sausio 8, tai bet ir dabar. O kaip žiauriai kenks vėlavimas pažymiui? Kenks,
vėlavimas pažymiai, aš tą nuo pat pirmos paskaitos minėjau. Bet kiek ir kaip ir kada? Schemą pristatysiu, jau tikslingai 6 gal sausio, kad čia dabar vieni išgirs, kiti neišgirs, bet, kadangi jūs turėsite apie 10 užduočių, tai pusę balo nuo kiekvienos užduoties gali nuimti. Aš stengsiuosi jums palankesniu būdu vertinti, bet dar pagalvosiu, gal sušvelninsiu šitą vertinimą, bet tikrai nuo pat pirmos paskaitos akcentavau, kad atlikti užduotis laiku yra labai svarbu, nes tai vienintelis būdas jum mokytis programas. Jeigu tos užduotis yra atliekamos gale semestro, reiškia, jokio nuoseklaus mokymosi nebuvo, ar ne? Tai, čia toksai mūsų paskaitoje buvo svarbi sąlyga, kurią aš nuolatos kartojau. Dar klauskit, labai geri klausimai, puikūs klausimai. O čia toks durnesnis klausimas, bet jūs, pavyzdžiui, spėjot pažiūrėti, nors kažkiek užmest akį, kas kiek įkelia namų darbų. Taip, aš žinau, kad jūs ten pagal laiką, bet, šiaip. Kažkiek žiūriu, aš tiesiog nelabai turiu jums galimybės komentuoti, užtat mes turėsim tą konsultacinę paskaitą gale, kad galėtumėt, galbūt pasiklausti. Koreguoti jūs visą laiką gali tas užduotis, ar ne? Tai aš pasižiūriu, kiek jūs esate įkėlę, kaip vyksta. Aš prieš porą paskaitų sakiau, daviau signalą, kad buvo labai prastai su užduočių atlikimu, atkreipiau ir tai jūsų dėmesį. Taip. Dar paklauskit, kas jums rūpi. Aš dėstytoja turiu vieną klausimą. Prašau. Jūs minėjot, kad vieną kartą, kad reikėjo 3 užduotis padaryti namų darbam. Kas jeigu iš tų 3 aš vienos nelabai supratau, kaip padaryti ir jos nepadariau. Tai jeigu aš ją padarysiu po, tarkim, konsultacijos su jumis, ar labai blogai bus, jeigu, vėluos ta užduotis. Bet aš kitą dalį aš užduoties jau esu įkėlus, bet tiesiog aš vienos patošokų iš 3 užduočių nesupratau, kaip padaryti. Aš supratau jūsų klausimą. Tai nebuvo, užduotis buvo viena, tiesiog susidedant keletą pratimų joje buvo, ar ne? Tokių techninių pavadinkim. Suprantu, kurią užduotį turite omenyje. Tai jeigu jūsų, nežinau, didžioji dalis užduočių yra, ar bent jau, užduoties ten viena dalis neatlikta, visa kita atlikta laiku, be abejo, kad, tas mažas dalykas jums nekainuos ten balo, ar ne? Visgi nepamirškit, kad vertinimas yra toks kompleksiškesnis. Vertinama ir tai vertinimas, ar jūs laiku nuo laiku atlikot, yra vienas momentas, vertinamas, kaip jūs techniškai gyventinate užduotis ir kūrybiškai. Tai tas vertinimas yra, truputėlį kompleksiškesnis. Tai be abejo, jeigu ten didžioji viskas atlikta laiku, bet vienos ten užduoties jūs nesupratote, tai aišku, kad jums tai neminusuos ten balo ar kelių. Tai vėlgi, užduočių yra daug. Užduočių per semestrą mes atlikome 10, jeigu neklystu, šiandien yra 10 paskaita, tai bus 10 paskaita. Tai jeigu taip jau labai grubiai vertinsit, tai galite įsiskaičiuoti. Nebus 5 užduočių atlikta gale, tai jinai to lygi 1 balui plius minus, ar ne? Tai va, dar gal aš jums užrašysiu taip aiškiau tą vertinimą, kad jis būtų parašytas jums ir raštu. Gerai, kad truputėlį aiškiau būtų kas kitam kartui. Bet palieku prieš 6 sausio dėl to, kad, vis tiek, dar čia yra laiko, vis tiek sugrįšim prie tų klausimų. Gerai? Tai ar dabar jau taip didžioji dalis paklausėt, kas rūpėjo? Jo, dar vieną greitai klausimėlį, o iki kada tiksliai reikia sukelti tuos visus darbus į tą?
Jūs esate gavę tarpinę peržiūrų tvarkaraštį ir ten yra nurodyta sausio 12 diena, taip? Nu, tai Ai, iki tai to- ramiai iki jos, nes dar sakėt, kad gali keistis, nes, pavyzdžiui, istorijos egzaminai susą galvoja atkelti dar biškai keliom dienom ten. Ne, mūsų data tai tikrai nesikeis, aš tik tais parašysiu, nurodysiu jums tiksliai instrukcijas ten iki kelintos valandos įkelti, nes vėlgi, kad nebūtų ten taip, ar ne, parašysiu kokią aplanką įkelti, kaip pavadinti savo aplanką, kad jums būtų aišku, kadangi jūs didelis rautas, aš tam kiekvienam tikriausiai asmeniškai, jeigu jūs visi 80 pradėsit rašyti man laiškus, tai galiu nebe sraute pasimesti, tai norėsiu ir aš, kad būtų jums kuo aiškiau, gerai, sukelti. Tai sutarkim taip, kad visas instrukcijas, visus klausimus aš suprantu, kad jums kyla, stengsiuosi jų, padarysiu tokį kaip instrukcijas jums atsiskaitimo, gerai? Įkelsiu failą, kuriame bus parašyta, kur įkelti, iki kada įkelti, kaip pavadinti aplanką, kas ten turi būti įkelta, gerai? Tai tada sausio 6 jau mes galėsim pasižiūrėti tą paruoštuką, informaciją, peržiūros galutinės ir jeigu kils klausimų, dar kartelį pereisim ir viską įsiaiškinsim. Ar taip tiks jums? Nuostabu, ačiū. Gerai. Tvarkoj. O visus kyla